Aštunto uždavinio sąlyga reikalauja patikrinti, kurios tiesės lygiagrečios. Prisiminkime, jeigu tiesės yra lygiagrečios, tai perskirstus trečiąją, štai šitie 4 kampai turi būti lygus ir šitie 4 kampai turi būti lygus tarpusavyje. Tai dabar pasižiūrėkime, kaip čia dabar bus. Geriausiai surandame visus va čia šitus kampiukus. Tai tada labai bus paprasta pamatyti, kurios tiesės lygiagrečios. 72 čia kryžminis kampas, 72, šitas kryžminis 58. Čia dabar yra gretutinis kampas 118, norint sužinoti, kiek yra, kam lygus jam gretutinis, iš 180 atimu 118 ir gaunu, kiek čia aš gausiu, iš 180 atimsiu 100, iš 72, dar patikrinu, ne, 62 gausiu. 62. Jeigu būtų 72, tai taip būtų, bet dabar 62. Reiškia, šitas kampas 62. Dabar čia mums reikia rasti gretutinį, iš 180 atimu 106 ir gausiu 74. 74. Tai dabar tikrinu, čia yra 72 ir dar vienas 72. Vienodi kampai. Reiškia, tiesiai AB yra lygiagreti tiesiai JK. Daugiau čia tokių kampelių mes neturim, taigi vienodų, kad būtų šitie kampukai, taigi lygiagrečių tiesių daugiau nėra. Uždavinys išspręstas.